Sveiki, tai aš, tasai, kuris papasakos jums istoriją apie Jordaną, pabaisą, kuris gyvena šitose apleistose kasyklose. Jis pasirodo tik kartą metuose. Ir tai diena yra šiandien, šeštadienis. Maždaug apie 8:30 vakaro. Vakar išgirdau, čia kažkas rėkavo. Jis lakstė, daužė butelius, pavogė iš klaimo 3 rulonus. Kaip matote, trūksta jų dar daugiau. Taigi tai galima suprasti, jisai čia apsilanko tikrai daug dažniau negu vieną kartą per savaitę. Tik man įdomu, kam jisai naudoja tos rulonus. Taigi bandykime jį surasti ir prisišaukti. Tik būkime visi labai tyliai. Pala, ar jūs matote? Štai pavogti rulonai. Jis į juos išdrapsto. Po velnių. Ką reikės pasakyti močiutei? Jos avelės liks nevalgy. O, jis mėgsta oho čipsus. Pasistengsime jį privisiliauti su oho traškučių pakeliu. Pala. Jis nepatikės, jis galvos, kad jis tuščias. Reikia dėti sniego, kad atrodytų pilnesnis. Gerai. O Dieve, kokia baisi vieta. Anais metais ant šito strypo buvo rasta pakirti 3 daugiavaikės šeimos šuniukai. Gerai. Mes pamėgintume pradėti ritualą. Prisikviesti pabaisą Jordaną su oho traškučių pakeliais. Tikėkime, jisai nesupras, kad tai yra netikra. Ir ateis pas mumis. Atsitraukime porą žingsnių atgal. Ir ištarkime stebuklingus žodžius. Jordanai, Jordanai. Jordanai. O ne, štai ir jis. Ar jūs matote? Pala, reikime jį prisileisti arčiau. Kur jis dingo? Jis pamažu artėja. Jis moka teleportuotis. Ar jūs matote jo baisų veidą? O ne! Jis rado mūsų masalą. O ne! Jis išdūko! Jis suprato, kad tai netikra! Ne! Ne! O ne, kur jis dingo? Jo čia nėra. O velnias. Matėte, jis įsiūto. O ne! Nebėgti, laiko toliau. Manęs įsivėja. Tai labai gerai. Ačiū Dievui. O ne, vis artėja. Jis vis artėja. O ne, ką man daryti? Kaip man nuo jo pasislėpti? O siaubas. O ne. Kur jis dingo? O siaubas. Ne. O ne. Jordanas. Tai tikra. Jo nėra. O ne, štai ir vėl jis. Jis artėja. Siaubas. Matote, jis moka teleportuotis. O Dieve, ką jis ten daro? Jis ir vėl dingo. O ne? Aš jį matau. O ne, jis vėl dingo. Aš tik primarukau. O kurva, pizda tau.